Taip, laba diena. Ačiū visiems, kas prisijungė jau, Iki. bet žinokit, matau, jog dar yra asmenų norinčių prisijungti, todėl tam duosiu dar 5 minutės. Iki to laiko visų, kurie jau prisijungė, prašau užsiregistruoti susirašinėjimo lange. Parašykite savo vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninį paštą ir ką atstovaujate. Tai yra įmonė ar visuomenės asmo, nes taip paskui bus registruojamas protokolas ir panašiai. Todėl ir dar būtų gerai, jeigu kitų vardai yra kaip, pavyzdžiui, slapyvardžiai, mačiau Linara ar kažkas tokio, gerai būtų, jeigu pasikeistumėte savo vardą pavardę. Tai bus patogiau paskui susigaudyti. Tai po kol kas čia te prašau visus užsiregistruoti.
Taip, 5 minutės iš tikrųjų praėjo, matau, prisijungė dar porą naujų dalyvių, todėl pakartosiu, kad jūs turite užsiregistruoti, tai užsiregistruoti galite padarę susirašinėjimo lange, kitaip čia vadiname. Parašykite, prašau, savo vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninį paštą ir ką atstovaujate, tai yra įmonė ar visuomenės asmuo, nes matau, kad šiaip yra 11 žmonių, bet tikrai dar ne visi užsiregistravę. Jeigu žmogus nebūna užsiregistravęs, žinokite, paskui mes negalime protokoluoti, nes nežinome nei kas rašė, nei kas pasiūlymus teikia ir panašiai. Todėl prašau visų užsiregistruoti. Jeigu dar kažkas tai jungsis, tai žinoma, kad leisime prisijungti, nes susirinkimas vyks iki 4 valandos. Taigi, šiandien mūsų susirinkimo tema yra sandėliavimo paskirties pramonės ir sandėliavimo pastatų grupės pastato adresu Kretingos rajono savivaldybė Vidmantų seniūnija Vidmantų kaimas Verslininkų gatvė 6 statybos projekto viešinimo procedūra. Noriu priminti visus, kad viešas susirinkimas yra įrašomas ir bus talpinamas į YouTube platformą, kai vašiai prieinamas. Todėl turite laikytis tvarkos. O aš kaip UAB Darni architektūra direktorius Matas Adomaitis pagal statybos techninį reglamentą turiu teisę išrinkti pirmininką ir sekretorių. Pirmininkas būsiu aš, Matas Adomaitis, o sekretorius Gytis Mikėnas architektas. Taip, Trumpai noriu dabar priminti tvarką mūsų viešo susirinkimo, nes dažnai būna, ta prasme, truputį sąmyšis, kai būna daugiau žmonių. Tai pirma yra dalyvių mandagumas. Draudžiama keiktis, žeminti, pertraukinėti ar pulti kitus dalyvius. Negalima kelti sumaišties ar kalbėtis be leidimo. Pasiūlymai ir pastabos. Antras. Skaitome tik tie pasiūlymai ir pastabos, kurie yra pateikti raštu iki nustatyto termino. Klausimų teikimo tvarka. Žmogus, norintis užduoti klausimą, privalo pakelti ranką, tai yra padaroma Zoom juostoje. Tuomet aš kaip pirmininkas suteikiu žodį. Jei klausimas nesusijęs su projektu, pirmininkas jį gali atmesti. Visi pasiūlymai, klausimai fiksuojami protokole. Tai užrašo sekretorius. Kai tvarkos užtikrinimas. Pirmininkas turi teisę perspėti dalyvį. Jeigu jis nesilaiko tvarkos, jei dalyvis nesilaiko šios tvarkos, pirmininkas gali nutraukti jo pasisakymą. Kraštutiniu atveju dalyvis taip pat gali būti pašalintas iš susirinkimo. Taip, matau, kad, atsiprašau, dar jungiasi, žinokite, žmonės. Ai, ne viskas tvarkoj. Taigi, visų mikrofonai, žinokite, turėtų būti išjungti, ta prasme, jeigu, kaip sakiau, norite kalbėti, apačioje yra langelis, kur tiesiog pakeliate ranką ir aš jums taip leisiu, bet kalbėti bus galima tik tais trečiame ar ketvirtame etape, kai bus užduodami jūsų klausimai. Todėl dabar pereiname prie statytojo užsakovo prisistatymo. Tai bus Justinas. Tai Justinai, jeigu galite, įsijunkite, prašau, savo mikrofoną ir trumpai pristatykite, papasakokite apie ką planuojate statyti, šio pastato funkciją ir panašiai. Tai sveiki visi. Turbūt matėt visi, vardas Justinas Sereikis, inžinierius įmonės. Tai jeigu labai trumpai ar ne, tai čia bus statyba sandėliavimo pastato, kur planuojam laikyti žalius burokėlius ant medinių palečių didmaišiais vadinamais big bagais po 1 toną. Tai iki šiandieninė situacija yra tokia, kad priimdami žaliavą iš sunkvežimių, iš vilkikų ar ne, išsikraudavom ir didmaišių su paletėm laikydavom lauke po atvirų dangumi. Šiai dienai situacija yra, kad turime laikiną statinį tentinę palapinę, kuri gelbsti nuo kritulių, vadinkim, nuo lietaus sniego ar ne, bet negelbsti nuo atmosferinio poveikio. Tai, sakykime, planas įmonės pasistatyti sandėliavimo pastatą, kad būtų galima burokėlius sandėliuoti viduj pastate. Tai kaip čia matyt, kad kažkiek dalis iš klausimų ar ne, tai taip trumpai, kad statinys sandėliavimo, kuriame nėra nei vandentiekio įvado, nei nuotekų, nevykdoma joks procesas, jokiais, perdirbimo įrengimais, ten grynai sandėliavimo paskirtis, žalių burokėlių sandėliavimas didmaišiais ant medinių palečių. Tai jeigu trumpai taip, iš pastato
šakiniais krautuvais, autokarais vadinamais, krautuvo vairuotojai ims paletės ir veš jau į vidų, į įmonės gamybinį pastatą, kur prasideda burokėlių perdirimo procesas - plovimas, skutimas, virimas ir taip toliau. Tai trumpai matyt, kad tiek. Tai gerai, Justina, ačiū labai už pristatymą. Taip, iš tikrųjų buvau toje vietoje pas jūs nuvykęs, tai ir mačiau, kad laikinas pastatas, statinys tai yra jau atitarnavęs ir tikrai reikia keisti ir faktiškai jūsų kiekiai nelabai ten ir keisis, ką jūs sandėliavot prieš tai ir dabar. Bet pereinam prie trečio etapo, tai trečias etapas būtų projektinių pasiūlymų pristatymas. Tai Gytis, prašau pradėk, jeigu gali, pašėrink ekraną, kad visi matytų. Labą dieną, esu šio projekto architektas ir trumpai Palaukite, atsiprašau, ar ekraną, jeigu gali pašėrinti, nes aš tai nelabai matau. Ar matote? Kas nors gal galite iš visuomenės pasakyti, jeigu matot? Ne, nematome. Aha, gerai, Gyti, jeigu gali pabandyti. Taip, dabar matote? Taip, dabar matosi. Ačiū. Tai Gyti, padaryk, jeigu gali per visą ekraną ir ta prasme išjungime mikrofonus ir prašau. Taigi, dar palaukit, padidinsiu, kad visiems būtų aiškiau. Luktelkit minutėlę. Taip, pagaliau veikia. Taigi trumpai pristatysiu gretimybės, aplinką projektuojamą statinio. Sklypas, kuriame projektuojamas pastatas, yra pietvakarinėje Vidmantų kaimo dalyje, Kretingos rajone. Žemės sklypas iš šiaurės rytų pusės ribojasi su intensyvaus užstatymo gamybinių objektų zona. Iš šiaurės vakarų pusės sklypas ribojasi su bendro naudojimo erdvių, atskirų želdynų zona. Kiek toliau mažo užstatymo intensyvumo kaimų gyvenamoji zona. Iš pietryčių pusės sklypas ribojasi su verslininkų gatve, už kurios socialinės infrastruktūros zona. Iš pietvakarinės pusės sklypas ribojasi su intensyvaus užstatymo gamybinių objektų zona. Tai projektuojamas pastatas pagal Kretingos rajono bendrąjį planą yra intensyvaus užstatymo gamybos objektų zonoje P3. Žemės naudojimo paskirtis kita. Vienas iš galimų naudojimo būdų pramonės ir sandėliavimo teritorijos. Žemės sklypai skirti gamybos, remonto ir pramonės įmonių ar dirbtuvių sandėlių statiniams, automatizuotų sandėliavimo sistemų statiniams ir kitiems panašiems objektams. Projekto sprendiniai bendro plano sprendiniams neprieštarauja. Pastatas išdėstomas lygiagrečiai šiaurės rytų ir pietvakarių sklypo ribomis. Nuo šiaurės rytų sklypo ribos pastatas atitraukiamas apie 7 metrus. Pastatas orientuojamas vakarų šiaurės kryptimi, pasuktas 28,5 laipsnių link šiaurės. Projektuojant laikomasi norminių atstumų iki sklypo ribų. Didžiąją dalį sklypo sudaro esamos asfalto, betono, trinkelių dangos, veja bei esami pastatai. Esamos dangos nekeičiamos, pastato
perimetru įrengiama gaisrinės technikos apvažiavimo sutankinto grunto kelias, apželdintas veja, išskyrus jau esamas dangas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu numeris 21694 dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdinių normų nustatymo, mažiausias želdiniams skiriamas plotas 10% nuo viso žemės sklypo ploto, vejos plotas sklype sudaro 17%. Patekimas į sklypą yra esamas iš pietrytinės sklypo dalies per Verslininkų gatvę, įvažiavimas nekeičiamas, vidinis transportas organizuojamas esamomis kietosiomis dangomis, esama susisiekimo infrastruktūra yra pakankamai išvystyta, naujų susisiekimo komunikacijų nenumatoma. Vandentekis ir buitinės nuotekos pastate nenumatomos, kadangi buitinių nuotekų nesusidarys, buitinis vandentekis neprojektuojamas. Lietaus nuotekų tinklai pajungiami prie esamų tinklų, elektros tinklai atvedami nuo esamoje transformatorinėje esančio paskirstymo skydo, galingumai nėra didinami, sandėlio patalpos nešildomos, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas. Energinio naudingumo sertifikavimas netaikomas pastatams, kuriuose šildymo sezono metu palaikoma ne aukštesnė kaip 10 laipsnių temperatūra. Todėl šiam pastatui energinio naudingumo klasė nenustatoma. Po statybos darbų planuojamas gerbūvio sutvarkymas, atnaujinamos pažeistos kietosios dangos. Transportas į sklypą patekti galimybę turės iš pietrytinės sklypo dalies per esamą įvažiavimą. Pagal statybos reglamentą gatvės ir vietinės reikšmės keliai bendrieji reikalavimai sandėliavimo paskirties pastatams skiriama viena automobilio stovėjimo vieta 200 kvadratinių metrų sandėlio ploto. Automobilių stovėjimo vietos šiuo projektu numatyta esamoje 21 automobilio aikštelėje. Naujos vietos neprojektuojamos. Lengvojo transporto patekimas į teritoriją, kurioje projektuojamas sandėliavimo paskirties pastatas, nenumatomas. Teritorijos viduje vyksta sunkiasvorio transporto judėjimas. Vidiniai transporto judėjimo keliai nekeičiami, projektuojamų sandėlių nenumatoma sukurti naujų darbo vietų, poreikio papildomoms automobilių stovėjimo vietoms nėra. Darbuotojų automobilių stovėjimo vietos yra esamos sklypo šiaurės rytų dalyje esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje. Vadovaujantis statybos techninių reglamentų statinių prieinamumas, pirmuoju priedu sandėliavimo paskirties pastatai neprivalo būti pritaikomi neįgaliųjų poreikiams, darbo vietos nepritaikomos neįgaliesiems. Pats pastatas projektuojamas taisyklingos formos, vieno aukšto sandėlis, pastato matmenys 23,9 ant 24 metrų tarp ašių, pastatas dvišlaičių stogų, 7 laipsnių nuolydžių, išorinės sienos daugiasluoksnės sandwich plokštės, stogas iš metalo karkaso su trapecinio profilio skarda, dengtas prilydomas bituminės dangos sluoksnių, ant stogo įrengiamos ventiliacinės vėjo turbinos ir apsauginė tvarelė su sniego užtvara. Į pastatą projektuojami 2 patekimai per vartus, 4 ant 4,5 metrų dydžio. Taip pat projektuojamos vienos vienvierės duris. Pastate projektuojama viena pagrindinė sandėlio patalpa, atskirų patalpų nenumatoma. Planuojamas pastato bendras plotas 577,9 metro kvadratinio, aukštis 11,5 metro,
tūris apie 6300 kubinių metrų. Pastate numatoma didelė sandėliavimo zona, kurioje sandėliuojama žemės ūkio produkcija, burokai. Pavojingų medžiagų pastate sandėliuoti ir saugoti nenumatoma. Veikla pastate netarši, nekelianti triukšmo, nedaranti žalos aplinkai ir aplinkinėms teritorijoms bei gyventojams. Sandėlyje nenumatoma įrengti pastovių darbo vietų. Pastato laikančios konstrukcijos tai yra plieniniai rėmai ir kolonos, prie kurių tvirtinamos daugiasluoksnės plokštės, sienos apsiūtos daugiasluoksnėmis plokštėmis iš metalo karkaso su trapecinio profilio skarda. Čia stogas, taip, stogas dengtas prilydoma bituminės sluoksnio danga, kaip minėjau. Po pastatų projektuojami poliniai pamatai, grindys betoninės, apmotos fibromis. Trumpai apie vykstančius technologinius procesus, tai šiuo metu teritorijoje, kurioje projektuojamas sandėlis, vykdoma veikla atvežami šakniavaisiai, jie yra plaunami, lupami, fasuojami į vakuuminės pakuotės, termiškai apdorojami. Supakuota produkcija dedama į dėžes, kurios kraunamos ant palečių ir sandėliuojamos paruoštos produkcijos sandėlis. Projektuojamas pastatas skirtas burokų sandėliavimui, esant poreikiui perduodama į didmeninės prekybos sandėliavimo pastatą, tolimesniems procesams. Kiti technologiniai procesai pastate nebus vykdomi, pastate nebus sandėliuojamos ir saugomos pavojingos medžiagos. Pastate numatoma veikla, kaip minėjau, netarši, nekelianti triukšmo. Sklypą kaip ir apkalbėjome. Projektuojamas sandėlis yra trečio laipsnio atsparumo ugniai priskiriamas P2.9 statinių grupiai, degių medžiagų pastate nesandėliuojama, numatoma pastato kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų EG, pastate, kaip ir minėjau, numatoma sandėliuoti burokus. Trumpai gal dar paminėsiu apie gaisrinius privažiavimus, tai yra artimiausia priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba Kretingos priešgaisrinė gelbėjimo stotis, Verslo gatvėje 2 Kretinga, Kretingos rajono savivaldybė. Trumpiausias atstumas nuo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos iki pastato apie 7,5 km, apie 8 minutės kelio. Gaisro gesinimui taip pat naudojama sklype esanti kūdra, atstumas iki kūdros nuo tolimiausio pastato vietos apie 200 metrų. Planuojamo teritorijoje taip pat ir esamas hidrantas nutolęs apie 150 metrų atstumu nuo projektuojamo pastato. Tai trumpai gal tiek, galbūt dar parodysiu brėžinius, bet turbūt esate susipažinę su projektiniais pasiūlymais. Gerai, Gyti, ačiū už pristatymą. Taip, luktelkit minutę. Tai jau 4. etapas būtų, atsiprašau, dar norėčiau pasakyti, kad dar nėra prisiregistravę porą žmonių. Tai matau, kad Sandra Skersienė ir Petras Šadryka. Tai jeigu galite, prisiregistruokite, nes siunčiu jums žinutę, bet nesulaukiu iš jūsų jokio atsakymo. Taip, einame toliau. Tai 4. mūsų etapas tai yra pasiūlymų, klausimų ir pastabų aptarimas, kurie raštu buvo pateikti iki viešo susirinkimo. Tai jeigu gali, Gyti, tikriausiai jie yra pas tave, visus reikėtų pereiti, ką papildėme projektinius pasiūlymus ir panašiai. Ir kai kuriuos atsakysime mes, projektuotojai, kai kuriuos atsakys statytojas, užsakovas ar tai jo pasirinktas atstovas. Taip, tai iki viešojo susirinkimo pradžios buvo gauta
gauti klausimai iš suinteresuotų asmenų. Tai aš gal supažindinsiu su visais klausimais. Tai gal iš eilės eik, kad ta prasme ne iš karto visus, bet iš eilės kiekvieną, gerai? Taip, buvo gautas prašymas pateikti prisijungimo sąlygas, elektros, vandens ir nuotekų šalinimo, susisiekimo. Sąlygos, kadangi mes šio projektu neprojektuojame vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų, elektra prisijungiama prie esamų tinklų, įvažiavimai į sklypą yra taip pat esami, jie nekeičiami, neprojektuojami nauji, todėl sąlygos nebuvo išimtos. Aš pertrauksiu tave truputį sąlygas. Iš tikrųjų, prisijungimo prie lietaus nuotekų esu užsakęs. Šiandieną skambinau, nes užsakiau prieš porą savaičių, bet iki to laiko negavau. Iš tikrųjų, šiandieną skambinau į Kretingos vandenis. Iš tikrųjų, matau, čia ir atstovė yra iš Kretingos vandenų. Tai, bet iš esmės dar sąlygų negavau. Galvau, kad gausiu iki susirinkimo, bet dar jų neturime. Bet Kretingos vandenys irgi patvirtino, kad galimybės prisijungti prie jų nėra. Dėkui. Taip pat buvo prašymas papildyti topografiją. Atsiprašau, biškutį, ta prasme, kelia ranką gerai vienas žmogus. Tai galbūt galima būtų pirmą pristatyti visus ir tada eiti prie sekančio žingsnio. Dėkui. Taip, tai buvo dar prašymas pateiktas papildyti topografiją ir brėžinius visomais esamais statiniais, įskaitant nuotekų kaupimo rezervuarus, pavaizduoti jų apsaugos zonas ir kitą, pateikti sutikimus ir kitus privalomus duomenis. Tai šiuo metu yra vykdomas projektas nuotekų rezervuarų kitų projektų. Tai topografinės nuotraukos šiuo metu papildyti negalime. O kitus punktus atsakysime įvertinę situaciją ir apsitarę. Atsiprašau, truputį grįšiu prie pirmo klausimo, matau, kad Silvija, tai yra Kretingos vandenų atstovė, norėtų pasakyti kažką, tai iš tikrųjų. Silvija, galite atsimutinti save ir pakalbėti. Labą dieną. Taip, labą dieną. Ar girdisi? Taip. Aš gal dėl tų sąlygų, ar ne? Noriu šiek tiek patikslinti. Prisijungimo sąlygų prašymas gautas yra rugpjūčio 7 dieną. Tai per 10 darbo dienų jos bus išduotos. Tai tikrai nesivėluojam ir tikrai sąlygos nebus sulaikytos. Gerai. Tik tiek. Taip pat buvo pateiktas prašymas aprašyti aiškinamajame rašte statybos sklype jame esančius inžinerinius tinklus, vandens gavimo šaltinius ir nuotekų tvarkymo sprendinius. Į prašymą bus atsižvelgta, projektiniai pasiūlymai bus papildyti papildomais aprašymais. Toliau kitas klausimas buvo papildyti projektą pritarimų ir sutikimų sąrašų. Taip pat tai bus atsižvelgta, jeigu reikės sutikimo ar pritarimo, jeigu tokių sutikimų ar pritarimų reikės, tuomet mes papildysime. Nes projekto sprendiniai nepažeidžia gretimų sklypų savininkų interesų, nes naudoja trečių asmenų infrastruktūrą. Tai kol kas galima tik tai sakyti, kad papildysime, jeigu tokių reikės. Taip pat buvo klausimas užduotas, kodėl atsirado poreikis dar vienam sandėliavimo statiniui, kokia gamybos apimčių dinamika pagal pagamintos produkcijos kiekį per paskutinius 5 metus, ar nepakankamas esamų statinių. Tai kaip ir statytojas pradžioje pristatymo minėjo priežastis, dėl ko reikalingas sandėlys. Mes taip pat šį klausimą dar papildysime.
Taip pat dar vienas klausimas, koks vykdomas veiklos poveikis aplinkai oros taršos ir išleidžiamų nuotekų aspektais. Tai numatoma veikla nėra tarši, nuotekos nesusidarys. Tai taip pat papildysime projektiniuose pasiūlymuose, aiškinamajame rašte, jeigu papildysime, nors ten taip pat tai yra paminėta. Taip, dabar dar vienas. Koks esamas per paskutinius 3 metus ir 2025 metus ir planuojamas būsimas naudojimo vandens ir išleidžiamų nuotekų kiekis? Kokie esami ir būsimi vandens šaltiniai naudojami veikloje bei esami ir būsimi jų nuotekų tvarkymo būdai? Tai vėlgi mes vertinsime šį klausimą ir pateiksime atsakymus raštu. Tai iš tikrųjų Justinas gali ir dabar, manau, tai atsakyti, nes kažkiek tai bent jau, kad užvesti žmonės, ta prasme, ant kelio, jeigu Justinai gal galėtum. Mikrofoną tik įsijunkite. Girdisi? Taip. Jo, tai kadangi čia, kaip sakyt, suprantam visi, kad su projektu gal ne visai susiję ten tie klausimai ir ne vanduo nuotekos, jeigu nėra, bet trumpai galiu atsakyti, nes tai aktualūs klausimai, visi suprantam ar ne. Tai reiškia, tas, kas buvo iki šios dienos, ten buvo apie poveikį aplinkai, glaustai Gytis atsakė, tai sakykime taip, kad šiuo metu įmonė vykdo veiklą pagal galiojantį poveikio aplinkos vertinimą, atrankos išvada 2022 metų, tai tas yra viešai prieinama ir tas klausimuose, atsakymuose, sakykime, bus, tai ten visi kiekiai, kas buvo susijęs su apimtimis, kiekiais gamybos ir panašiai, su nuotekų kiekiais, tai buvo pagal poveikio aplinkai vertinimą ar ne. Dabar pasikeitusi situacija yra šio sezono metu, nuo birželio pabaigos mes, reiškia, pasikeitimas procese toks, kad su Kretingos vandenim turim sutartį ribotam kiekiui nuotekų, vadinkime metiniam. Esam radę sprendimą, kad šiuo metu nuotekas susidarančias, kas netgi ir, sakykime, tas kiekis, kuris anksčiau poveikio aplinkai vertinime dalyvaudavo, visas tas kiekis ir bendrai visas gamybinių nuotekų kiekis šiuo metu yra su transporto autocisternomis išvežamas į Klaipėdos vanduo, su atskira sutartimi su UAB Klaipėdos vanduo galutiniam išvalymui. Yra sutartis su vežėjų kompanija UAB Andopas, kur autocisternos būdi nuolat mūsų sklype, mūsų teritorijoje ir tą gamybinį vandenį siurblių pagalba supumpuojama į autocisterną ir autocisternom išvežama į Klaipėdos nuotekų valyklą Dumpių kaime pagal, reiškia, kaip minėjau, sutartį su Klaipėdos vanduo galutiniam išvalymui. Tai šiandieninė situacija tokia, kad jeigu Kretingos vandenų pasižiūrėti ar ne, tai turim vis dar galiojančią sutartį, turim tam tikrą kiekį metinį, ką mes galėtumėm, reiškia, nuotekų atiduoti į Vidmantų valyklą sutvarkymui, bet situacija reali, kad nuo birželio mėnesio gamybinių nuotekų neatiduodame ir nėra tokio plano gamybinės nuotekas atidavinėti į Kretingos vandenų Vidmantų valyklą. Visos gamybinės nuotekos išvežamos sutvarkymui į Klaipėdos nuotekų valyklą. Tai reiškia, tas planas čia, sakykime, koks planuojamas suvartoti ir panašiai, tai čia, sakykime, tą visą parodys, jeigu mes darytumėm plėtrą, tai tą parodytų mūsų naujas poveikio aplinkai vertinimas, jeigu mes planuosim didinimą ar panašiai, bet jau tada mes remiamės tuo, kad nebe su Vidmantų valykla, su Kretingos vandenim, bet su Klaipėdos vanduo pagal tą sutartį nuotekos bus sutvarkomos iki reiškės, išvalymo į gamtinę aplinką jau pas juos. Pas mus, taip kaip vykdėme nuo, vadinkim, 2018 metų, taip iki dabar gamybai veikiant veikia ta pati sistema, kad pas mus veikia mūsų nuosava valykla, keliapakopis mechaninis valymas ir anaerobinis biologinio valymo procesas, kur nuotekos išvalomos pagal sutartį iki reikiamų reglamentų tam, kad būtų galima jas priduoti galutiniam sutvarkymui. Tai grįžtant prie šito projekto, apie ką kalbam šiandien, tai pasikartosiu ar ne, kad vadinkim projektas tai yra sandėlys, sienos, stogas ir grindys,
kur sandėliuoti ruošiamės ant medinių palečių žalius burokėlius, kur jokio proceso vandens, sakykime, kas nutinka dulkės, žemės ar panašiai, tai viskas su šluotomis surenkant sušluojama, vandens neplanuojama naudoti, nebus vykdoma plovimai, jokie procesai ir panašiai. Tai vat, jeigu apie šitą projektą, tai taip, o truputį, paminėjau ir tą aktualią temą visiems, ar ne, tas nuotekas vandentikį esamos situacijos dabar įmonės. Tai vat irgi tikiuosi, kad į tą klausimą atsakiau, tai tas, kaip sakyti, atsakymą pateiksim, bet noriu paminėti, kad nelabai koreliuoja, sakykime, su šito pastatu tie kiekiai ir vanduo, kaip ir neturi jokio sąryšio šiuo metu. Taip, jūs teisingai sakote. Matai, jeigu galima sekundę, kad nepabėgti prie to klausimo, labai ačiū Justinai už atsakymą, viską aiškiai paaiškinote, tik tai nei vieno skaičiaus neišgirdau, sakėt, būdė yra UAB Endopas ar kažkokia tai išvežanti tas nuotekas įmonė, gal galėtumėt bent jau šiandienos kiekius pasakyti, kokie kiekiai yra išvežami iš gamyklos. Tai vėlgi, ar ne, jeigu šiandien diskusija apie naują sandėlį, tai tas klausimas jisai nesusijęs su sandėliu, bet vien dėl to, kad pats sakyt ar ne, tai šiandien dar diena nesibaigė, jeigu imti vakar dieną, kad nepameluoti ar ne, manau, kad tai yra apie 5 cisterninės mašinos, kas būtų apie 130 kubų per dieną. Tai turėkime omeny, kad, reiškia, po to, kai mes sužinojom situaciją, kad kiekį turim išvežti visą į Klaipėdą, ar ne, tai fabrike vykdomas vandens taupimas, stengiamės kuo mažiau išvežti, gamyba dar, sakykime, 100% nevykdoma po to, kaip po mūsų pasileidimo, bet jeigu norit šiandienės situacijos, tai jinai tokia. Ačiū labai už atsakymą. Gerai, Gyti, jeigu galime, pereikim prie kito klausimo. Taip, toliau tęsėme. Buvo prašymas, tiesiog pastebėjimas, kad projektinių pasiūlymų sudėtyje nėra bendrojo plano ir projektuojamų rodiklių palyginimo. Taip pat, kad projekto sudėtyje atskira dalimi nepateikta bendrojo plano brėžinių ištraukų analizė. Tai šie klausimai priimti ir jie bus papildyti projektinių pasiūlymų sudėtyje. Taip pat buvo prašymas pagrįsti esamos ir suprojektuotos inžinerinės ir socialinės savivaldybės infrastruktūros pakankamumą, jei jos pakanka. Taigi esama savivaldybės inžinerinė infrastruktūra, elektros tinklai, vandentikis, keliai pakankami planuojamo objektui. Socialinės infrastruktūros objektų nereikia. Kitas klausimas, kaip numatoma projekte įgyvendinti infrastruktūros plėtros įstatymo nuostatas. Tai vadovaujantis tuo įstatymu, statytojas yra numatęs tą sandėlio statybą ir įvertinęs infrastruktūros plėtros įmokos taikymą. Projektas bus pateiktas savivaldybės infrastruktūros įmokos apskaičiavimui ir sutarties pasirašymui apmokėjimui. Trumpai tiek, daugiau liktais klausimų, pastebėjimų iki susirinkimo nebuvo, o toliau. Atsiprašau, dar buvo vienas klausimas, ne klausimas, pasiūlymas, kad nutraukti viešą susirinkimą dėl to, kad nėra papildyta topo nuotrauka ir užsakytos sąlygos, bet pagal įstatymus, tai pasirenka statytojas nutraukti ar ne, tai mes ir statytojas nesutiko nutraukti šio viešo susirinkimo, todėl jis yra toliau vykdomas. Tvarkoje, perinam jau tikriausiai, susimaišiau, kelintas šitas mūsų dabar etapas, jau 5 tikriausiai bus etapas. Tai būtų 4, atsiprašau, jo 5. Klausimai ir atsakymai, kurie dabar norėtų pateikti žmonės. Tai šiaip matau, kad dar ranka yra pakelta Linos ir Donato, tai jeigu norite, galite užduoti klausimą. Taip, sveiki visi, Lina ir Donatas, Vidmantų kaimo bendruomenės atstovai.
Tai mes visų pirma, išgirdome čia į daugelį čia tie klausimai buvo rašyti mūsų ir į tą daugelį klausimų, jie nėra atsakyti. Ir aš kaip suprantu, jūs juos atsakysit, raštu per 5 dienas pateiksit. Bet tai kaip mums jos sureaguoti ir kada mes vėl jos galėsime įvertinti ir kada mes jos, kaip jūs ar jos planuojate viešinti, ar sekantis jūsų žingsnis bus ėjimas į info statybą ir prašymas statyboje leidžiančiam dokumentui gauti. Tai klausimai, kurie jau yra atsakyti, jie turėtų būti pateikti jums raštu, ta prasme, iš tos, kurios klausimus, o visas kitos yra pastabos, kurios susijusios su projektiniais pasiūlymais, bus projektiniai pasiūlymai papildyti visu šituo ir, žinoma, keliama info statyba. Tai architektas, manau, miesto atsižvelgs į tai, kas yra papildyta ir kas yra jums atsakyta. Jeigu klystu, gal dar galėtų projektų vadovė papildyti šitą atsakymą. Prašau. Projektų vadovė būtų Vilma. Taip, laba diena, malonu. Pagal galiojančią tvarką susirinkimo metu žodžiu atsakom, o leidimą prašant bus pateikti jau papildyti projektiniai pasiūlymai ir atsakymai bus jums atsiųsti raštu su pridėtais papildytais projektiniais pasiūlymais. Nes Vilma dabar tai šitos, sakau, daugelį tų atsakymų, kuriuos mes pateikėt, jūs tiesiog pasakėt, kad jūs papildysit ir pateiksit. Tai jūs papildysit, bet tai kada mes... Iš to gali dar kilti klausimų, tai mums taip pat gali būti poreikis naujai diskusijai, ar galima inicijuoti dar vieną procedūrą viešinimą. Čia aš turėčiau atsakyti tiesą pasakius, mano praktikoje šitokios situacijos nebuvo, nes nėra tokie esminiai klausimai, visus klausimus buvo peržvelgti visi, topografinė nuotrauka nepapildyta, tai jinai yra užsakyta ir jinai tikrai bus atlikta, tai mes į tą klausimą jums kaip ir, o visi klausimai buvo trumpai apžvelgti ir iš esmės atsakyti. Supratau, Vilma, tai žiūrėkite, tada kitas klausimas, nes dabar sakėt, yra rengiamas projektas, pats Justinas, jo vaigęs inžinierius, minėjo, kad yra tos nuotekos išvežamos ir sakėte, dabar yra papildoma topografinė nuotrauka, tai mums bus klausimas, ar yra įregistruota savavalinė statyba tų rezervuarų, iš kurių yra išsiurbiamas tos nuotekos. Ir ar jūs žinote, kad jūs rengiate projektą sklype, kuriame yra įgyvendinta savavalinė statyba? Gal yra statybos leidimas išduotas tiem ir jie yra legalūs, mes šitų duomenų neturim, gal jūs galite pakomentuoti šitą klausimą? Atleiskit, apie nelegalią statybą jokių duomenų mes neturėjom ir neturim. Justinas, atsiprašau, kelia ranką, tai Justinas atsakys apie rezervuarus. Justinai, galite atsimutinti. Tai jau mes minėjom, ar ne, kad rezervuarų įrengimas atskirų projektų. Bet jie jau yra esantis. Bet jie jau yra esami, Justinai. Pagal statybos leidimą. Ne, jūs sakote atskirų projektų. Pasakykite statybos leidimo išdavimo datą ir numerį. Raštu atrašysim, po šito dabar mintinai nežinau. Gerai. Džiugu, kad šitas susirinkimas yra įrašomas, tai kadangi jūs šitą klausimą turbūt neatsakysit, jeigu mes atsakymo negausime rytoj iki 10 ryto, mes pateiksime skundą valstybiniai teritorijų planavimo statybos inspekcijai. Skundas yra suruoštas ir mes norime jūs ir visus kitus informuoti, kad tiesiog ta savavalinė statyba yra. Galimai yra sklype. Jinai yra, nes nemanau, kad statybos leidimas yra. Mes tą informaciją kažkokią tai esame surinkę ir turime. Tai šitos žingsnius mes žengsime ir dar aš galiu dėl laikino statinio esamo to tentinio sandėlio. Jūs minėjote, kad ten yra statinys, kad jis yra laikinas kokia prasme, ar tai yra statybos įstatymo prasme, nes kokiam statiniu, jei jisai yra nekilnojamas turtas, jam taip pat reikia statybos leidimo, taip pat projekte
nei brėžiniuose parodytas, kad tai yra esamas kažkoks statinys, nėra prašytas jo griovimo darbai, išmontavimo darbai. Vat dar šitą klausimą Tai prašytumėm čia tik tais pakomentuoti. pavadinimas, ta prasme, šitas statinys neturi sąlyčio iš viso su jokia konstrukcija laikančia, tai pamatais ar dar kas nors, ta prasme, jisai yra kilnojamas, tiesiog paprastas. Jisai kaip, jisai be pamatų? Taip. Mhm. Čia tik žinokit, gal taip užvadinomės laikinas, ta Tai prasme, viskas tvarkoja, čia dabar taip jeigu... tikslinamės informaciją, tai ačiū. Dar aš kažką norėjau paklausti, sekundėlę. Dar dėl to prisijungimo sąlygų, jos į projektinius pasiūlymus visiškai nėra įtrauktos, vis tiek, kad jūs ir jungsitės elektrą nuo esamų tenai tinklų, vis tiek jūs statot naują statinį, prisijungimo sąlygas pateikti prašymą ESO ir kaip žinome dabar ir Kretingos vandenim irgi yra privaloma, projekto sudėtyje šitų dokumentų nėra. Ir čia dar turbūt yra, kodėl mes kalbame apie projektinių viešinimo procedūros kartojimą, dėl to visų pirma, kad Kretingos rajono savivaldybė čia yra praleidusi už šitą, nes projektiniai pasiūlymai nėra pilnos sudėties ir jie negalėjo būti paleisti viešinimo, kol jūs šitų dokumentų nepapildėte, nepridėjote, dabar susirinkimo metu jūs lygiai taip pat dar tų dokumentų neturite, todėl mes kažkaip tai nežinau, kiek čia įstatymas mūsų leidžia, bet mes prašytumėm, kad jūs susitvarkytumėt tos dokumentus, susirinktumėt, juos pridėtumėt, papildytumėt projektinius pasiūlymus ir pakartotumėt viešinimo procedūrą, po to toliau pritarimų ir sutikimų sąrašas. Vis tiek tie rezervuarai yra ganėtinai, mes matėm, kaip jie buvo įrengti, mes matėm, kad jie yra ganėtinai arti kaimyninio sklypo šiaurinėje pusėje, ar yra jų sutikimai, plus derinimai, tai yra pritarimų ir sutikimų sąrašas, jisai irgi yra projektinių pasiūlymų 2.15 punkte privalomas dokumentas. Ir irgi tai ir ESO derinimas, ir pritarimas projekto sprendiniam ir Kretingos vandenų yra privalomi ir žinoma kaiminio sklypo šiaurinėje pusėje esančio savininko, kadangi rezervuarai turi savo apsaugos zoną, berods 15 metrų iki gretimų sklypų šulinių, aišku, žinoma, jeigu jų ten nėra, bet šitas sutikimas irgi privalomas. Ir jisai turėtų būti įdėtas. Tai va šitos dokumentus... Prie ko čia tie rezervuarai, atsiprašau, aš nesuprantu. Aš irgi pakomentuosiu. Mes projektuojam sandėlį. Į esamus rezervuarus mes nieko ten neleidžiam. Tai jūs norit pasakyti, kad šituo projektu mes turim, kokius jūs tik užsinorėsit, visos teritorijos statinius, turim ir savavališkas statybos, turim projektą, tai jinai gali, jeigu tai yra ir bus nustatyta, kad tai yra savavališka statyba, kad jiem buvo reikalingas statybos leidimas ir taip toliau ir visi pritarimai, tokiu atveju jie susimokės baudą ir iš tikro ir įsiteisins kitų projektų. Klausimas, dar visi teisins, nes čia yra, dar projektas yra derinimas ir pasisako Kretingos rajono savivaldybė vandenis turės suderinti. Tai čia nėra taisyklė, kad jisai bus suderintas. Ir kitas dalykas, jūs labai atskiriate, šitas statinys, jisai priklauso gamyklai, kuri yra šit gamyklos komplekso viena iš sudėtinių objektų. Ar jisai veikia savarankiškai? Jūs Jis gali visiškai, jis neturi, jis sandėliuojamas. Aš suprantu, kad jisai gali veikti atskirai, bet dabar jisai bus iš jūsų pristatymų ir projektinių pasiūlymų yra aišku, kad bus naudojama burokėlių sandėliavimas. Tai yra vienas iš gamyklos komplekso statinių ir atskirti gamyklos komplekso statinius po vieną, išrūšiuoti ten ir kad jiem taikyti kažkokius išskirtinius reikalavimus, aš manau, kad yra netikslinga ir turbūt neteisėta. Reikia vertinti visą gamyklos veiklą ir gamykloje
tai veiklai naudojamus statinius, todėl nuotekų ir infrastruktūros klausimas yra susijęs su šito projektu. Tokia yra mūsų nuomonė. Gerai, tvarkoju, žiūrėkit, išgirdom jūsų nuomonę. Gerai, kad pabrėžėt, ta prasme, tai pereinam dabar, nežinau, dar turite klausimų, nes šiaip dar vienas žmogus turėjo klausimą, tai norėčiau iš jo dar išgirsti. Gerai, Svajūnas Bradūnas, matau, turiu klausimą, tai jeigu galite, Svajūnai, mikrofoną savo įsijunkite, jeigu dar esate čia. Taip, matau, esate. Ilgai laukiau, labą dieną visiems. Tai žinau, tiek etapų. Aš čia, kad jums būtų aiškiau, tiek prisirašęs esu klausimų, bet kai kas jau čia buvo diskutuota, tai aš nesikartosiu, tik tai projektuotojų, statytojo ir projektų vadovo ir architekto prašau, kad į tai labai rimtai, kas čia bus dabar įrašyta, atkreipti dėmesį. Aš šiek tiek turiu tokio dėl bendros etikos, jau čia buvo įsakyta. Tai taip, aš visiškai sutinku su bendruomenė, kad šitas pastatas negali būti vertinamas kaip atskiras objektas ir jiem taikoma kažkokie tai ten išskirtiniai reikalavimai, kur aš peržiūrėjęs esu ir perskaitęs visus projektinius pasiūlymus, pateiktą medžiagą ir taip toliau. Ir reiškia, jiem netaikoma niekas, nes mes beveik nieko nedarom. Tai gal jūs jo ir nestatykit. Ir bus viskas labai gerai ir tada nieko nereikės niekam daryti. Tai aš dabar perbėgsiu savo greitai, tik tai, kad aš pirmininkaujančiau prašysiu, kad tada sugrupuot tuos klausimus su bendruomenės klausimais ir taip toliau. Ir ten, tarkim, man atskirai atsakinėti nebereikia. Aš vertinsiu tą info statybai, ką jūs pateiksit. Taip, laikina palapinė, kiek jinai yra kvadratinių metrų. Jeigu ten statytojas gali greitai atsakyti, tai atsakykit. Jeigu ne, tai tada projektinius pasiūlymus papildykit, kiek skiriasi dabartinio pastato kvadratiniai metrai bendro ploto nuo laikinos palapinės bendro ploto. Nes čia visą laiką buvo akcentuota, kad pakeičiam susidėvėjusį, viskas. Taip, ta laikina palapinė turėjo turėti statybą leidžiantį dokumentą. Tai nėra pirmos grupės nesudėtingas statinys. Tai vienas dalykas, tai tą reikėtų irgi, kaip teisingai čia pasakė, aprašyti projektą, kas su ja bus daroma. Jeigu jinai nugriaunama, tai bus likviduota savovalinė statyba. Jeigu jinai siekiama įteisinti, tai reikia rengti savovalinės statybos įteisinimo aktą be statybos inspekcijos surašyto protokolo, nes jeigu bus privalomas nurodymas, tai mokėsit baudas ir taip toliau, bet statybos įstatymas numato prisiduoti patiem ir įsiteisinti savo valinę statybą. Dabar, reiškia, sako, kad mes nieko nedidinam, apskritai nieko nedarom, tai tada kodėl reikalingas toks pastato aukštis, lyginant su ta palapinė arba ten su ta aikštele. Ta irgi reikia pagrįsti. Greitai. Dabar, reiškia, juokingiausia tai yra tai, kad visą laiką girdžiu, vandentiekio nedarom, mes to nedarom, nieko nedarom, tinklų neprojektuojam, viskas. Jeigu atsiversit sklypo planą, oi, kaip gražiai 6 įvadai į pastatą lietaus kanalizacijos. Paaiškinti. Dabar, reiškia, vėlgi, tai yra sandėliavimas žaliavos. Tai kiek laiko ten bus technologinis procesas, viskas, nes aš suprantu, kad ten bus pakankamai ilgai, nes jeigu daroma projekte lietaus kanalizacijai į pastatą, tai vadinasi, bus puvimas, bus atliekos, bus kažkas, tai bus, kaip nuostoliai saugomos. Ir tada kažkaip tai reikėtų šitą įspręsti, nes dabar paprasčiausia mandagiai pajungiama į esamus kieme lietaus nuotekos tinklus ir toliau viskas tyla. Tai čia šitą irgi reikia papildyti.
Taip, visiškai sutinku. Visi spec reikalavimai ir taip toliau turėtų būti pateikti arba atskira dalim, arba projektinių pasiūlymų sudėti. Kodėl? Todėl, kad jeigu būtų pateikti, tarkim, specialieji reikalavimai, kurie savivaldybės yra išduoti, jūs matytumėt, kad jums maždaug 70% apimties trūksta projektiniuose pasiūlymuose, ką jūs esat pateikę viešinimui. Dabar klausimas yra tas, jeigu mes vertinam esamoje situacijoje pastatymą to pastato, tokio dydžio, kokio yra jisai, tai reikėtų projektinius pasiūlymus, kaip bus naudojami gretimi pastatai. Nes ten yra rampos, yra privažiavimai, yra ten visokios schemos apie gaisrinius automobilius pateikta, o apie tas pačias, aš supratau, kad gamybai tai fūros yra pagrindinis reikalas, tai kaip prie tų rampų privažiuos, kaip jie ten ką darys, tai tas yra visiškai nespręsta, reiškia, yra primityviausių būdų pastatyta vietoje palapinės sandwich konstrukcija ir imituojama, kad čia viskas niekas nekeičiama ir niekas nedaroma. Jo, aš irgi girdėjau, kažkoks tai rengiamas kitas projektas. Tai atsakingai pareikščiau, kad Kretingos rajono vyriausias architektas apie tą kitą projektą nieko nežino. Tai patikslinkit, kokiu kitų projektų tiksliai, pagal kokias sąlygas arba kas bus ten padaryta, parengta arba ten kažkokios viskas, tada mes galėsim suprasti, kuriame etape galima būtų priimti tą pastatą eksploataciją arba kuriame etape reikėtų nepriimti. Dabar pačiam statytojui, aš ką galiu pasakyti, kai Vidmantuose esanti gamykla pradeda pasakot, su automobiliais vežam nuotekas į Klaipėdą, tai man kaip architektų yra daugiau negu juokinga. Daugiau negu juokinga. Jūs gal gamyklą perkelkit į Klaipėdą. Ir bus viskas paprasčiau. Ta prasme, šiuo atveju ir infrastruktūros įstatymas, ir teritorijų planavimo įstatymas, ir statybos įstatymas sako, kad bendrom jėgom, kooperuojant tam tikras lėšas, reikia įspręsti tas problemas, kurias jūs šiandien esat sukūrę. Kokias jūs esat sukūrę, jūs puikiai žinot. Ir dabar imituoti, kad jūs nieko nedarot ir nieko nekeisit ir nieko čia nepasikeisi ir taip toliau, tai paprasčiausia, kaip aš šiandien projektų architektui, jis man skambino, aš kalbėjau, sakau, kiekvienam projektui mes galim kažkiek tai gudrauti, nes kitą kartą kitaip ir neišeina, bet negalim nechališkai meluoti. Tai šiuo atveju pats statytojas turėtų apsispręsti, kiek jisai ką jisai gali prisidėti ir padaryti, tam, kad išspręs tą problemą, kurią jis šiandien Vidmantam yra sukūręs, ir tą sukūręs juridiškai ne pagal tas sutartis, kurias yra pasirašęs, ir ne pagal tuos kiekius, kuriuos įsipareigojęs, ir dabar kažkokiu tai, reiškia, projektinių pasiūlymų lygmenį viešinime aiškinti, kad mes po ten 1000 kubų ar po kiek vežam į Klaipėdą, tai gal jūs kelius norėtumėt padaryti, prisidėti prie to, nes didinat transporto srautus, didinat taršą, didinat visiškai nepagrįstai papildomus automobilių srautus, tai gal tada mes transporto schemas peržiūrim ir jeigu jums patogiau yra vežti. Tai šiuo atveju statytojas turėtų rimčiau į šitą problemą pasižiūrėti. Ir dar kartą aš noriu projektuotam atkreipdėmėsi į projekto vadovai ypač. Aš sutinku visiškai, kad visuomenės interesas ir visuomenės galimybės skųs yra neabsoliuti. Bet šiandien dienai kiek trūksta projektiniam pasiūlymam informacijos, tai aš paprasčiausiai siūlau jums geriau papildykit, sutvarkykit, pasitarkit su statytoju ir kartokit viešą svarstymą. Todėl, kad, tarkim, jeigu tas visuomenės klausimai, kurie buvo užduoti, aš aišku, juos susikonspektuosiu savaip,
ir jūs bandysit įeiti statybos leidimo į infostatybą, tai pastabų gausit tiek, kad mums beliks aiškintis teisme. Tai ir nežinau, aš čia daug tokių turiu kokiais kiekiais valoma, kokiais kiekiais prisijungiama, kokios dabar ten man inžinierius aiškina, tik tai šluos ir viskas, tai kam tada lietaus kanalizacija, kam tada, ta prasme, bandykit sutvarkyti tos projektinius pasiūlymus iki gamybinio pastato lygmenį, kuris vadinasi sandėliavimu, žaliavos sandėliavimu. Jeigu galima ar ne, atsakyti tą klausimą, kur jau antrą kartą išgirdau, kad tai lietaus kanalizacija, tai būtent nuo stogo krituliam. Tai čia toks ar ne pažymėjimas. Dabar žiūrėkit, man nereikia atsakinėti. Aš galiu pasakyti, aš jums atsakau į labai paprastą dalyką. Kaip jūs projektiniuose pasiūlymuose parašysit, taip aš juos ir perskaitysiu. Tai dabar ten niekur neparašyta, kad tai yra nuo stogo. Tai čia taip, tą pažymėti. Jeigu viduje aš patikinu, kad ten, taip kaip sakau, kad šluos, tai taip ir vyksta, žinokit, šlavimas, nes nei puvimo, nei nieko nuo tų palečių nėra. Tai čia tik tai trumpai. Ja. Tai taip ir parašykit. Tai aš dabar dar šiek tiek ir viskas. Ir vis tik tai susiekit savo projektinius pasiūlymus, kad tas pastatas, kuris atsiranda dabar, atitinka 22 metų PAF ataskaitą. Ir ten, ir pagrindinis dalykas, jeigu ką, aš ten galėsiu atskirai architektų ar projektų vadovė paaiškinti, kur čia buvo parašyta, kad bendrojo plano reglamento trūksta atitikimo bendrajam planui. Tai aš dabar nenoriu įsiplėsti, kad negaišt žmonių laiko, bet iš principo jūs perskaitykit visą bendrąjį planą. Ten ne tik tai ten tuos procentus, arba ten kažkokių želdinių kiekį, arba ten viskas. Ten yra ir sklypų formavimo, ir užstatymo visokie principai, ir pramonės teritorija. Ten yra aiškiai pasakyta, kaip reikėtų tuos pastatus dėlioti toj teritorijoje, kurioje yra. Jeigu toj teritorijoje, kur dabar neįmanoma, pastatas stovi, neįmanoma įgyvendinti, tai ten irgi yra parašyta, kaip reikėtų elgtis su naujais pastatais. Tai ta prasme, jeigu tas jūsų projektas peržiūrės bendro plano šitą reglamentą, sakysit, kad atitinka, tai tada mes galėsim padiskutuoti, o jeigu patys suprasit, kad neatitinka, tai tada atitinkamai padarysit pakeitimus ir padarysit pakeitimus. Tai aš kaip ir viskas. Tai gerai, ačiū Jums labai iš tikrųjų už tos klausimus. Viskas yra susirašyta, kaip sakyt, suprotokoluota. Atsakysime į juos. Suprantu Jūsų šitą pasiūlymą dėl to antro, kaip sakyt, viešinimo, kad infostatyba net kaip tiesiai šviesiai sakyt neapsimoka dabar eiti, nes, ta prasme, viskas bus vėl iš naujo. Tai tikriausiai tą ir darysime, kad aš kaip įmonės vadovas, kad sakau, kad papildysim projektinius pasiūlymus, atsakysim į klausimus, susiesim tą sandėlį, kaip Jūs sakote, vis tiek Jūsų žodis irgi yra, ta prasme, privalom išklausyti ir panašiai, ir manau, kad susitiksim vėl, arba nesusitiksim, kas neprisijungs. Tai iš esmės, taip, paskutinis mūsų etapas būtų tai susirinkimo baigimas. Dar matau, kažkas įsijungė mikrofoną. Prašau. Aš dar norėčiau Svajūnui, tai Kretingos rajono miesto architektui norėčiau iš tikrųjų padėkoti. Tokia pozicija yra ir žmonių, ir visos bendruomenės. Ir smagu būti, retai tenka, bet reikia šituo pasidžiaugti, smagu būti toje pačioje valtyje su valdžia, kad retai tenka tą pasakyti, tai nuoširdus ačiū Kretingos rajono savivaldybei. O aš noriu pasidžiaugti verslininkais, kad verslininkai visą bendruomenę kartais gali išlaikyti ir panašiai, tai irgi džiugu. Tai aš čia darbo vietas kūrė. Truputį atsiprašau, bet replika. Tai
rajonas ir teritorija, jos vystymas, tai, aš tai esu ne valdžia, aš esu vyriausias architektas. Tai valdžia yra kitas dalykas, bet aš ką noriu pasakyti, aš labai džiaugiuosi verslu, aš labai palaikau verslą, aš visą laiką būsiu už, kad ta plėtra investicijos eitų. Bet dar kartą pasikartosiu, kad mano pozicija šitoje vietoje nepajudinama yra tame, kad tai negalima daryti bet kaip, tai negalima daryti gyventojų sąskaitą, tai negalima daryti mokesčių mokėtojų sąskaitą. Šiandien dieną infrastruktūros įstatymas ir visi kiti aiškiai sako, reikia plėtojam. Teritorija tam palanki, galima ten dar 15 sandėlių pastatyti, jeigu žiūrėti į reglamentus. Bet tas turi būti daroma nekenkiant tam, kas yra šalia, kas yra greta, kas yra viskas. Verslas viskas tvarkoja, darykit, mes suprantam, kad pelną reikia turėti, bet tai negalima daryti kitų sąskaitą šitą dalyką. Tai tą reikia visiems suprasti ir kai visi tą supras, tai ten, tarkim, vyriausio architektų pritarimą projektų gal bus labai paprasta. Gerai, ačiū Jums dar kartą. Aš turiu klausimą, galiu? Nes aš užsirašiau, man truputėlį neaišku, nes iš tikrųjų mes labai norėtumėm architektai sužinoti vis dėlto, darydami projektą, atrodo tikrai toksai nekenksmingas projektas, bet jūs paminėjot, vyriausias architektas, tokias, aš užsirašiau šitą sakinį, statytojas turi spręsti problemas, kurias yra sukūręs Vidmantų miestelyje. Tai labai norėčiau, kad įvardintų, tai kokios tos problemos yra, nes mes šitoj vietoj visiškai akli esam. Sakykit, kas čia yra taip, toks didelis nepasitenkinimas. Aš labai paprastai atsakysiu, jūs daugiau pabendraukit su savo užsakovu. Ir jūs gausit tuos dalykus atsakymas. Iš mano pozicijos aš jums galiu labai paprastai atsakyti. Atskaitos taškas yra gamybinis kompleksas. Visi pastatai nėra priklausiniai arba pakalbiniai. Ta prasme, jie neveikia kaip atskiri dalykai. Tai šiuo atveju jūs daugiau pabendraukit su savo užsakovu, paklauskit to pačio klausimo, kurio jūs dabar paklausėt manęs. Tada gausit tam tikrus atsakymus ir jūs dėliokit sprendinius toje apimtyje, ką užsakovas jūs yra užsakęs, tai yra sandėlio projektavimą. Tai jums nereikia daryti ten kažkokių tai kitų projektų, kur pats užsakovas sakė, kad jis jau ten daro, bus daroma arba ten taip toliau ir taip toliau. Niekas nereikalauja papildomų projektų, bet jūs turit atskaitos tašką tiek ir statybos įstatymė, tiek ir civiliniam kodekse. Visur yra parašyta, atskaitos taškas yra objektas. Objektas yra šiandien dienai gamykla. Maisto pramonės perdirbimo gamykla. Jūs statot, projektuojat vieną dalį, bet tai neatsiejama nuo pačios gamyklos. Tai kai jūs, gal tas architektūrinė išraiška ir gerai, bet visa kita turi būti spręsta ir viskas. Jeigu nebuvo spręsta tam etape, tai dabar reikės spręsti šitame etape. Todėl mano pasiūlymas, pabendraukit su savo užsakovu, paklauskit to pačio klausimo, kurios paklausit manęs ir atitinkamai kokį gausit atsakymą, viskas. Aš puikiai žinau situaciją, aš puikiai žinau, kad užsakovas puikiai žino situaciją. Todėl paprasčiausiai jums reikėtų daugiau pabendrauti su savo užsakovu. Na gerai, tada bandysim, jeigu garsiai negalim įvardinti arba trumpai, kad gamykla ir tai tą suprantama. Galiu aš įvardinti labai aiškiai. 5000 kubinių metrų vandens sutartyje, faktinis skaitliukas beveik 50 000 kubinių metrų. Bet jums ir problema. Ir nešnekėkit apie gamybos didinimus arba ten tokius. Kokioj sutartį 5000 įvardinkit tada? Kokioj sutartyje 5000? Aš sakau, pabendraukit su užsakovu. Tai čia užsakovas, sakom, užsakovas. Aš užsakovas klausiu, kokioje sutartyje 5000. O jūs, žiūrėkit, dabar mes turim ginčytis, tai jūs puikiai nežinot šitos situacijos. Jūs šitos situacijos nežinot.
Žinau visą situaciją puikiai. Nu, tai tada grindžiant savo projektuotojui perduokit tą situaciją ir atitinkamai pateikit sprendinius. Taip. Sutartyje 5000 yra nuo birželio mėnesio, kai mes nustojom gamybinės nuotekas atidavinėti į Kretingos vandenis. Va čia yra tokia sutartis su 5000. Tai tada planuokit infrastruktūros sutartį su savivaldybė dėl transporto organizavimo. Atsiprašau, čia žinokit, jau prasideda ginčiai, ta prasme, viskas gerai, žiūrėkit. Ne. Dar jeigu galima, matai. Projektų vadovės klausimas dėl kokį poveikį daro šita gamykla Vidmantų kaimui, tai mes esame tiesioginiai liudininkai, kokį poveikį padarė šitie leidžiamų nuotekų kiekiai mūsų valyklai ir mūsų jautrus labai klausimas, iš tikrųjų. Gal tu pratęsi? Žodžiu, milžiniškų nuotekų kiekiai buvo išleidžiami ir buvo išleidžiami, dabar jie yra sustabdyti ir čia buvo gamtinė krizė iškilusi ir mes ją sustabdėme. Ir mes šitos projektus, dėl to mes ir stabdysim ir jo vaigiai yra po padidinimo stiklu. Mes turim surinkę labai daug medžiagos, ponė, atsiprašysiu, projekto Vilma, tai mielai Žiūrėk, aš noriu nutraukti. Čia yra, aš sakau, čia šitoje vietoje užsakovas ir visi kiti šitą situaciją ir jūs puikiai žino. Tai čia nebūtina viešam susirinkime šitą aptarinėti. Tai esmė yra, kad aš įsivaizduoju, kad užsakovas su projektuotojas apsikeis tą informaciją, reiškia, priims atitinkamus sprendimus ir mes po kažkurio tai laiko. Viskas gerai, žiūrėkit. Viskas svarbu, tai tiesiog jūs sakot, buvo išleidžiami, tai jie išleido į upelį, jie išleido į Vilma, atsiprašau, kad pertrauksiu. Miestelio. Tai žiūrėkit, aš jau atsiprašau, kaip pirmininkas pradėsiu stabdyti, nereikia čia tokių diskusijų, ta prasme, ir kaip teisingai sako, jeigu galvojat, kad užsakovo paklausi ir gausi kažkokius tai atsakymus, tai gausi tokius, kokius užduot tau atsakys ir kokių tau reikia, bet žinot, tai mes esame iš visai kitų miestų, ta prasme, iš Kauno ir Radviliškio biuro turime, tai mes žinome, kas aplinkui dedasi ir viskas tvarkoja. Bet iš esmės viskas, žiūrėkit, yra išspręsti, klausimai, atsakymai bus pateikti ir viskas yra užprotokoluota, todėl norėčiau užbaigti jau šitą viešą susirinkimą, nes kaip daugiau rankučių nematau, kad būtų keliama klausimams. Todėl, kaip sakyti, šiai dienai konstatuoju, kad susirinkimas yra įvykęs. Ir ačiū visiems, kas prisijungė. Baigėme susirinkimą ir visiems geros dienos, taip. Ačiū, lauksime naujo susirinkimo datos ir laiko. Iki malonaus. Viso gero. Gerai.